galėtumėt pasakyti, kas bendro tarp Mahatmos Gandžio, Levo Tolstojaus ir Pietų Afrikos Respublikos litvakų? Galbūt į šį klausimą padės atsakyti pažintis su Hermanu Kallenbachu, kuriam ir Gandžiui skirtas paminklas stovi Rusnės miestelyje, bei su Paulina Podlašuk, kilusia iš Šiaulių. Paulina gimė Šiauliuose, tuometinėje Rusijos imperijoje. Tad identifikavo save kaip Rusijos žydė. Kallenbachas yra žinomas kaip vokietis, nes gyveno Prūsijoje. Ironiška, du Lietuvos žydai gimė augę 100 km atstumu, bet pakankamai skirtingų pasaulių piliečiai, kurie vėliau susitiko Pietų Afrikoje. Žemaičių naumiestyje gimęs Hermanas Kallenbachas emigravęs į Pietų Afriką tapo sėkmingu architektu, o taip pat Mahatmos Gandžio bendražygių ir rėmėjų. Jo biografiją prieš gerą dešimtmetį mums atskleidė Lietuvos ir litvakų istorijos tyrinėjimo entuziastai. O jei ne ambasadorė Diana Mickevičienė, kažin ar mums būtų atsivėrusi Šiauliuose gimusios Paulinos Podlašuk gyvenimo istorija. Artimųjų išleistose Paulinos prisiminimuose gyvenimo nuotykis, pasakojamoje 20 amžiaus pradžios kasdienybėje, atsiskleidžia įvairiausi to laikmečio visuomeniniai santykiai, plati geografija, moters vaidmuo, o taip pat žydiškosios kultūros pėdsakai Lietuvoje. Iš tiesų, Paulinos Podlašuk pavardę man atvėrė mano vienas bičiulis Indijoje, kuris, tai yra iš tikrųjų neįtikėtina istorija, kaip reikia nukeliauti 1000 mylių, kad aptiktum tai, kas egzistuoja tavo kieme. Na, aš pati ne šiaulietė ir neturiu tiesioginio ryšio su Šiauliais, bet jau nemažai metų domiuosi apskritai žmonėmis, kurie kilę iš Lietuvos ir peržengė tas ne tik valstybių, bet ir kultūrų sienas, nusėda, gyvena kažkur kitur. Tai kaip ir apie tą patį Hermaną Kallenbachą iš Rusnės, aš jį sužinojau per Indijos kontaktus, per indiškas temas, kuriomis aš domiuosi nuo vaikystės. Tai lygiai taip pat ta istorija Mahatmos Gandžio ryšių su Hermanu Kallenbachu mane atvedė ir prie Paulinos Podlašuk. Savo prisiminimuose apie gimtąjį miestą Šiaulius Paulina rašo. Gimiau mieste pavadinime Šavli, Kauno provincijos Rusijoje. Mano tėvai buvo atvykę iš Baltarusijos prieš pat mano gimimą. Jie užsiėmė tabako verslu, todėl tėvas Šavli atidarė nedidelę tabako gamyklą. Tai nebuvo sėkmingas verslas, todėl jo brolis Judelis, kuris buvo iniciatyvesnis, perėmė gamyklą. Jie rūpinosi ir netrukus pavertė ją didelę. Tada dėdė Judelis pasiuntė tėvą į Ukrainą pirkti žaliavinio tabako ir siųsti jį į Šavlį. Tėvą matėme labai retai. Jis 2 kartus per metus grįždavo namo svarbių religinių švenčių proga pabūti su mumis ir pasikalbėti su dėdė Judeliu. Mano mama buvo gana silpnos sveikatos, visada kosėjo ir jai reikėjo priežiūros. Kai tėvas būdavo išvykęs tolin, mano vyresnioji sesuo Debora vietoj mamos rūpinosi namais ir jaunesniaisiais vaikais. Nebuvome turtingi ir gyvenome mažame name Sodo gatvėje. Priešais namo augo 2 seni kaštonai. Taip pat buvo kaštono alėja prie aukštos akmeninės sienos, kur ant akmeninio grindinio vasaros pabaigoje vaikai rinkdavo kaštonus. Už sienos ir medžių buvo grafo Zubovo dvarui priklausančios arklidės. Buvo didelis parkas, atviras visiems, didelė teritorija su rūmais, gėlynais ir sodais, kur miestiečiai galėjo nusipirkti įvairiausių vaisių. Žemiau Sodo gatvės, už didžiųjų vartų, kurie buvo įėjimas į dvaro rūmų teritoriją, stovėjo garažus, namai ir sodai ir mergaičių mokykla. Šavli buvo didžiulis garnizono miestas, kuriame įsikūrė rusų kareivių pulkas. Veikė karininkų ramovė, rusų gimnazija berniukams, privati rusų gimnazija mergaitėms, rusų gimnazija žydų berniukams. Lietuviškų mokyklų nebuvo ir nežinau, kaip sugebėjo išsaugoti lietuvių kalbą. Visose įstaigose buvo kalbama rusiškai ir tik gatvėse
buvo galima išgirsti įvairių kalbų. Tai buvo, kaip iš jos memuarų, suprantame, itin smalsi, labai visuomeniškai aktyvi jauna mergina, kuri labai ilgai ieškojo savo vietos pasaulyje, visuomenėje. Jinai likusi našlaitė, kilus iš Šiaulių, augus dalinai ir Ukrainoje, ir Šiauliuose. Vėliau, reiškia, išvažiavo su mirus motinai, su tėvu į Palestiną, tada pervažiavo į Pietų Afriką, kur jos broliai jau buvo įsikūrę ir kur labai daug litvakų tuo metu emigravo. Čia kalbam apie pačią 20 amžiaus pradžią. Atvykusi į Pietų Afrikos Respubliką, Paulina įsitraukė į sufražisčių judėjimą. Pietų Afrikoje, kolonijoje, buvo taikoma Britų teisė, kuri neleido balsuoti moterims. Iš karto nuvažiavusi į Pietų Afriką, ji įsitraukė į sufražisčių judėjimą, nes Pietų Afrika, būdama Britų kolonija, be abejo, tuo metu praktikavo, iš esmės tokią konservatyvę Britų teisę. Britų teisė taip pat neteikė teisės balsuoti moterims. Britanijoje taip pat įsisiūbavo tuo metu sufražisčių, tai yra tų, kurios kovoja už rinkimų teisę moterims judėjimas. Na ir netgi Pietų Afrikoje gyvenusios moteris, bet vėlgi baltosios moteris, Britų, žydų, reiškia, bendruomenių, taip pat tą judėjimą labai aktyvino, sakydamos, kad mes čia kolonijoje galim tai padaryti netgi greičiau nei mūsų metropolijoje, Londone, ar ne? Ir per tą visuomeninį judėjimą, kur ji gal tikrai neužsirekomendavo kaip lyderė, bet tikrai tokia palaikanti aktyvi jėga, ji ir susipažino su labai įdomiu eksperimentu tam laikotarpiu. Tai yra, kai būsimasis Mahatma, tuo metu dar, reiškia, jaunas indų teisininkas Gandis, kūrė savo sistemą ir tame tarpe praktinę sistemą. Tai yra tokį ūkį, kuriame visi, reiškia, bendruomenės nariai gyventų lygiai, dirbdami, reiškia, rankų darbą ir praktikuotų tokie kaip ateities visuomenės modelį, kuris yra laisvas nuo priespaudos, nuo prietarų savų kultūrų atsineštųjų, reiškia. Čia Kallenbachas jau buvo įsitraukęs kaip viena vertus rėmėjas finansinis viso šito projekto, bet taip pat ir dvasinis rėmėjas, ir guodėjas, ir palaikytojas. Ekscentriškai ir prabangų gyvenimo būdą propagavusi Hermaną Kallenbachą visiems laikams pakeitė pažintis su Pietų Afrikos Respublikos indų bendruomenės lyderiu Mahatma Gandžiu. Jis tapo aktyviu Gandžio bendražygiu, parėmusi ir jo idėjas. Šios du vyrus siejo ir susižavėjimas Levo Tolstojaus pacifistinėmis idėjomis. Kallenbachas nupirko didžiulę žemės valdą Pietų Afrikos Respublikoje, kurioje kartu su Gandžiu įkūrė Levo Tolstojaus vardo pavadintą sodybą, tapusią Gandžio pasekėjų centrų bei namais gausybei Pietų Afrikos Respublikos indų, čia užsiėmusių žemdirbystę ir sodininkystę. Būtent Levo Tolstojaus sodyboje susikerta visų trijų keliai – Mahatmos Gandžio, Hermano Kallenbacho ir Paulinos Podlašuk. Šioje sodyboje jie susitiko ir su gimstančio juodaodžių išsivadavimo judėjimo būsimuoju lyderiu Semu Piksliu. Paulina šį susitikimą įdomiai aprašo savo prisiminimuose, kaip jie grįždami visi vijosi traukiniai. Ir jinai tikrai rašo taip kartais labai žaismingai, sako, įsivaizduokite, tai sėdintiems traukinyje žmonėms, Pietų Afrikoje, reiškia, vyksta veiksmas, 20 amžiaus pradžia, ta scena turėjo būti tikrai labai juokinga, nes traukinį vejasi, išvažiuojantį, išjudantį traukinį vejasi 4 vyrai, iš jų 3 indai, 1 juodaodis ir 2 jaunos baltaodės, kurios toje visuomenėje su spalvotaisiais apskritai tuometiniu įsivaizdavimu negalėjo turėti jokių netgi kontaktų. Negana to, jie visi puškuodami prisiveja tą traukinį, nes mašinistas pristabdė jį, įpuola, reiškia, į kupę, ant kurios užrašyta rezervuota. Tai jinai buvo, kadangi matyt dar ne taip labai ilgai gyvenusi toje Pietų Afrikoje, jinai sako, aš tik tada sužinau, ką tas žodis rezervuota reiškia, tai rezervuota ne baltiesiems, tai yra spalvotiesiems ir juodiesiems, nes tai buvo viena iš tos baisios rasinės segregacijos vienas iš elementų, iš tikrųjų labai svarbus simboliškai tuo, kad kadangi yra ir Gandžio biografijoje labai svarbus momentas, kuris jį
priverčia sukilti prieš tokią segregaciją ir neteisybę, tai kai jį visą pasipuošusi Londone siūtais, reiškia, vakarietiškais kostiumais išmeta iš traukinio kupė, kuris yra skirtas tik baltiesiems. Va tada jam iš tiesų sukyla pirmas subjektyvus toks žmogiškas pasipriešinimas, vėliau kilęs virtęs tokiu dideliu, reiškia, visų judėjimu. Vienas iš prisiminimuose minėtų indų iš tiesų buvo litvakas Hermanas Kalenbachas, stipriai įdegęs saulėje. Juodaodis – tai Semas Pikslis, būsimasis Afrikos nacionalinio kongreso lyderis. Nelsonas Mandela šiame judėjime atsiras gerokai vėliau. Tai smagus, sakykime taip, kaip ir anekdotas, kuris iš tiesų labai daug galima dekonstruoti, kiek jis daug papasakoja apie tuometinę kultūrą ir taip pat apie pačią Pauliną, dėl to, kad jinai pasirodo kaip žmogus, toks tikrai jaunas, naivus, smalsus žmogus, viskuo besidomintis ir realiai neturintis tokių rasinių prietarų, nes jinai nemato savyje jokių problemų būti su tais žmonėmis, būti viešumoje matomais, kas buvo, kaip suprantu, smerkiama labai stipriai. Ne? Kas rodo, kad jos giminėje, šeimoje, jos aplinkoje ir apskritai turbūt litvakiškoje aplinkoje, jau Pietų Afrikoje, kur jau gyveno didelė litvakų bendruomenė ir žydų bendruomenė, nebuvo tokio rasinės viršenybės supratimo. Paulina parašė prisiminimus, gyvenimo nuotykis. Juose ji pasakoja ir apie 19-20 amžiaus sandūros šaulius, ir apie žydiškos kultūros pėdsakus Lietuvoje, ir apie įdomius pasaulinės reikšmės įvykius. Šiuose prisiminimuose ir pasakojimai apie susitikimus su žemiečiu Hermanu Kalenbachu ir su Mahatma Gandžiu. Mahatma Gandis yra ikona neprievartos, kovos idėjos tėvas, galima sakyti, ar ne. Mums buvo labai įdomu sužinoti, kad įtakos, ta prasme, su juo draugavo žmogus kilęs iš Rusnės, litvakas, kuris šiaip jau gyveno didžiąją dalį laiko Pietų Afrikoje, bet vėliau ir tapo ir tokių, reiškia, labai ryškių sionistų, kovos už Izraelio valstybės įkūrimą tęsėjų. Ir didžiuojamės tam tikrą prasme tuo, kad Kalenbachas kilęs iš Lietuvos kažką davė ir Gandžio idėjų formavimuisi. Bet pasaulyje iš tikrųjų kilusi banga tokia pervertinti, iš naujo įvertinti, galbūt sakyti ir patį Gandį, pačias jo idėjas. Na tai va, tai tikrai jos dokumentavimas yra tikrai labai svarbus daugeliu aspektų, o ko aš turbūt gal nepažymėjau pradėdama šitą istoriją, kad kadangi tokių visokių įtarimų Afrikoje kilo, kad Gandis taip pat kovojo tik už savo grupės žmonių išlaisvinimą ir ignoravo, o galbūt ir iš aukšto žiūrėjo į tuos jau labiausiai žemiausiai nublokštus vietinius juodaodžius gyventojus. Tai Paulinos pasakojimas apie tai, kaip Semas Pikslis lankosi pas Gandį, kaip jie visi kartu ten bėga, gaudo tą traukinį, jis tikrai yra labai svarbus įrodymas, kuriuo, sakau, mokslininkai ir Indijoje grindžia, kad tokie spėjimai ir kritiniai abejojimai nėra teisingi. Tai čia jinai išnyra iš tikrųjų kaip liudininkas labai svarbaus aspekto ir Indijoje, ir Afrikoje. Paulinos prisiminimai įdomus tuo, kad per vieno žmogaus pasakojimą atsiveria visa epocha ir įvairūs visuomeniniai santykiai. Dėl to, kad šiandieninė istorija tikrai nebėra elito ar istorinių asmenybių istorija. Tai yra vis labiau ir labiau paprastų žmonių istorija. Ir va čia Paulina iškyla kaip nepaprastas žmogus iš paprastų tarpo. Aišku, tai, kad jinai yra moteris, priduoda dar tokį įdomų rakursą tam visam, nes tai yra ir moterų teisių atsikovojimo, reiškia, laikotarpis, bet apskritai tai yra 20 amžiaus pradžia, yra idėjų toks, reiškia, daugelio idėjų gimimas ir
ir formavimasis yra, ir tie išsivadavimo judėjimai, ir karai, pirmas pasaulinis, mes prie antro jau dabar čia gal ir nebeprieisim, bet Paulin išnyra kaip dokumentuotoja paprasto žmogaus gyvenimo, bet nebūtinai paprastas žmogus yra valstietis, iš toks anonimas, kuris apskritai istorijoje yra pamirštamas, ar ne, tai yra miestiečių luomas, ar ne. Savo tikslą studijuoti mediciną Paulina vis tik pasiekė. Buvo jau 37, kai įstojo į Glasgow universitetą. Ir jos tolesnė biografija irgi yra įdomi, nes ji sugėrinėja tas idėjas, reiškia tokias visuomeninės, iki 30 metų maždaug amžiaus ir tada supranta, kad neprivalo studijuoti ir jinai nori būti medikė. Studijuoti mediciną, medicina buvo viena iš tų tokių sričių, kur anksčiausiai moterims buvo atvertos, nes tas poreikis buvo realus, jau čia buvo pirmas pasaulinis karas praėjęs. Tai jinai išvyko vieninteliu tuo metu per keletą mėnesių plaukiančių laivų į Europą, čia po pirmojo pasaulinio karo. Tas laivas buvo, pasirodo, iš vokiečių kaip pralaimėjusios pusės kare paimtas trofėjus, atiduotas Britams ir tai buvo jo vienintelė kelionė, nes jis plaukė ten kažkaip pasviręs tuos ilgus mėnesius į Europą, bet jinai atvyko laimingai ir sužinojo, kad jos tas universitetas nepriima. Paulina keliavo lankydama draugus ir giminaičius, o kartą Saviškio aplankyti ji sugrįžo su giminaitės pasu. Ir dar labai įdomus jos pasakojimai buvo apie keliones. Ji kažkaip tai liko be paso ir kada jie važiavo į Izraelį, į Palestiną dar, tada Izraelio nebuvo, tai be paso jos šeima tiesiog permetė per sieną kažkur ten, reiškia, už Švėkšnos, kaip suprantu, kur ėjo siena tarp carinės Rusijos ir Prūsijos imperijų. Vėliau ji rašo, kad keliauti Europoje paso išvis nereikėjo, todėl jinai visur, kur keliavo apskritai be dokumentų. Ir Pietų Afrikoje gyvenusi ilgai ir sugalvojusi studijuoti pagaliau, jau reiškia, kai jai suėjo 30, jis susiprato, kad ji neturi pilietybės netgi Britų. Tai tada dar ilgai vargo, kol ji tą pilietybę gavo, nes visas jos giminės buvo visi jau tapę Britanijos piliečiais, o tiesiog jai to nei reikėjo, nežinau. Paulina aplankė Lietuvą, reiškia, Šiaulius keletą kartų, studijuodama Europoje ir aprašo ir savo vaikystės Šiaulius, ir vėliau tokius jau Šiaulius, kurie jau yra Lietuva. Taip su skausmu konstatuoja, kad jo, reiškia, tie Šiauliai yra smukę, vargani, po karo labai stipriai nustekenti, bet to carinės okupacijos laikais tai buvo karinio garnizono miestas, tai tas karininkijos, reiškia, elementas jam davė tokio daug šurmulio, kas jai kaip vaikui darė įspūdį. Liūdnai Paulinai Šiauliai atrodė atvykus po pirmo pasaulinio karo, jau nepriklausomoje Lietuvoje. Savo prisiminimuose jį rašo. Tai buvo 3 mylių kelionė pėsčiomis ir vaizdas prieš mano akis buvo liūdnas. Namai, kurių nesunaikino karas, buvo labai sunykę. Kažkada klestėjęs miestas atrodė skurdus ir niūrus, kaip ir žmonės. Mano velionio dėdės tabako fabrikas dabar buvo Lietuvos armijos kareivinės. Didelės sienos supančios senąją ganyklą vis dar stovėjo, bet dėdės gražus 2 aukštų namas atrodė apšiuręs. Pasidomėjau, ar dar yra gale esantis sodas. Vienintelė vieta, kurioje dar buvo sena didybė, buvo Kaštonų alėja Zubovo parke. Kariuomenės orkestrų koncertų nebebuvo, bet miestiečiai vis tiek vaikščiojo pirmyn ir atgal. Buvo mažai žmonių, kuriuos pažinojau anksčiau. Turėjau būti supažindinta su visais, kuriuos sutikome. Mano vaikystėje ir jaunystėje Šavli buvo rusų pasienio miestas, garnizonas skirtas kovoti su vokiečių invazija. Dabar atrodė visiškai lietuviškas.
Tai tikrai buvo labai šviesus žmogus, bet vat, medicina ją be galo traukė nuo jaunystės. Ir vėliau aš jau neberandu jokių įrodymų, kad jinai su Kallenbachu kažkaip draugavo, bet jinai galėjo su juo tikrai susitikti po to, kai nutrūksta jos memuarai, nes galų gale baigusi tą Glasgow universitetą studijas ir pasistažavusi keliose klinikose Europoje, grįžo į Pietų Afriką ir ten dirbo. Kaip tik tuo metu ir Kallenbachas grįžo į Pietų Afriką ir irgi dirbo architektų, Gantis jau liko Indijoje ir vedė visą, reiškia, tą naciją, naujai besikuriančią, reiškia, Indijos naciją į nepriklausomybę. Garsių žmonių litvakiškos šaknys skatina papildomą mūsų susidomėjimą puikiu menu. Padeda lengviau atrasti savo santykį su pasaulio kultūra, suvokti save kaip globalios kultūrinės erdvės dalį. Tai gydo nuo kompleksų bei uždarumo. Manimo, kad neturime ką duoti pasauliui. Lietuva jau yra davusi labai daug.